Labadiena, jūs klausotės Tylių pokalbių. Šiandieną mūsų pokalbių viešnia sertifikuota hipnoterapeutė Milda Račiūnaitė. Kai mums skauda, kai mus kamuoja nerimas, baimės, gal kažkokios panikos atakos, mes ieškome įvairiausių būdų savo pagelbėti. Kartais mums užtenka pokalbio, kartais ieškom terapijos, o kartais pasirinkam tokį mažiau pažįstamą kelią. Manyčiau, vienas iš tokių gal mažiau pažįstamų kelių ir yra hipnoterapija. Kas tai yra? Man rūpi šiandieną ne tik išgirsti, bet ir suprasti, manau, ir jums. Labas, Milda. Sveika, Daiva. Tai kaip tu paprastai taip žmogiškai mums papasakotum, paaiškintum, kas tai yra hipnoterapija? Hipnoterapija tai yra metodas. Metodas, kuris padeda žmogui jo gydymo procesuose, kurie daugiau susijęs su emociniais dalykais, kaip ir minėjai, baimės, nerimas, panikos atakos, bet taip pat gali būti ir fiziniai, gali būti alergijos įvairūs, ten būna, kad tirpsta rankos, kojos ir žmonės ateina jau mediciniškai dažniausiai viską išsityrinėję ir gavę teigiamus atsakymus, kad su juo viskas yra gerai ir dažniausiai tai būna vis tik emocinė priežastis, kurią hipnoterapija padeda spręsti. Bet mes anksčiau tokio termino nežinojom. Žinom, kad yra psichoterapija. Girdėjom, kas yra hipnozė, retas tai patyrėm. Bet filmuose matom. Ar tai yra kažkoks junginys? Psichoterapija plus hipnozė? Hipnoterapija, psichoterapijos elementai taip pat įeina. Bet į hipnoterapiją įeina vienas toks stiprus elementas, tai hipnozė. O hipnozė yra padidinta įtaigumo, dėmesingumo būsena, kurią mes išgyvenam kasdieną. Tai gali būti, kai mes susitelkę valgom ar žiūrim filmą ir kažkas mus pakviečia vardu. Ir tada mes taip suklūstame, ar ne? Arba vairuojame mašiną ir tarsi neprisimename, kur čia mes gabalą kelio nuvažiavom, o neprisimename kaip. Tai mes esam hipnozėj. Tai kai aš esu savyje, taip panirusi į savo vidų, savo pasaulio, aš esu hipnozėj, aš visai kitaip įsivaizdavau šitą savoką. Taip, mes esam hipnozėj. Ir hipnoterapijoje, kodėl mes naudojame hipnozę? Todėl, kad hipnozėje mes esame, ilgalaikės atminties arba pasąmoninėje proto dalyje, o trumpalaikė proto dalis arba aktyvioji proto dalis užima pas mūsų tik tai gal 5%. Yra sakoma, kad 95% yra pasąmoninės mūsų pasaulis ir hipnozės pagalba mes vis ten nusikeliam. Ir kodėl toks didelis procentas? Todėl, kad tai yra visos sistemos, kurių mes nekontroliuojam. Tai, pavyzdžiui, mes kvėpuojam, teka kraujas, plaka širdis. Mes galime atkreipti dėmesį ir į jį atkreipiam, kai mums skauda, arba jaučiam kažkokius simptomus. Bet šiaip visos sistemos veikia mums ten neskiriant labai daug dėmesio. Tai yra pasąmonė. O tai kuo šita hipnozė skiriasi nuo tos hipnozės, kokią mes filmuose matom, kuomet užmigdomas žmogus ir su juo, hipnotizuotojas jau daro, ką nori. Vaikšto po jo praeitį, po jo pasąmonę, po jo prisiminimus ir tai baugina. Hipnozė, mes esame įpratę matyti tą sceninę hipnozę, kuriai ten pasirenkami žmonės, kurie turi pakankamai stiprų įtaigumą. Ir tai yra vis tik šou daugiau elementai, o hipnoterapija su šou elementais jinai nesusijusi. Hipnoterapijoje hipnozė padeda sugrįžti į priežastis, nes mūsų kūno atmintyje užrašyti momentai yra emocinėje atmintyje, kūno emocinė atmintis. Ir hipnozės pagalba mes galime sugrįžti į tos momentus, kuriuose mes patyrėme kažkokį tai sunkumą ir jį, kaip sako, perrašyti emocinę atmintį, ne fizinę atmintį, bet emocinę. Tai hipnozė hipnoterapijoje padeda tai padaryti. Vis tiek skamba labai paslaptingai.
Kaip vyksta šitas dalykas? Na, pas jūs ateina pacientas ir seanso metu, kas vyksta, jūs klausinėdama nukeliaujate prisikapstote kitos emocinės atminties, kuri jums reikalinga. Taip, tai gal aš taip trumpai pasakysiu, kaip viskas vyksta. Hipnoterapijos yra 3 tokios pagrindinės dalis. Pirma dalis tai yra, kai ateina žmogus ir mes kalbamės, išsiaiškinam jo situaciją, jo klausimą ar simptomatiką, su kuo jis atėjo. Tada antra dalis jau yra ėjimas į hipnozės būseną ir kodėl. Todėl, kad pasąmoninė atmintis, ji, kaip ir minėjau, yra užrašyta emociškai mūsų kūne. Kodėl? Todėl, kad protas, tas mūsų aktyvusis protas, jis visad pralaimi prieš emocijas. Ir kodėl lieka užrašyta emocinė atmintis? Dažniausiai tai yra susiformavę vaikystėje momentai, nes vaikai iki mokyklos jų dažniausiai loginis mąstymas dar yra, jis vystosi, jisai iki 6-7 metų, kol pasiruošia eiti į mokyklą, ir kritinis mąstymas pas jį dar snaudžiantis. Tai visi prisiminimai, visi momentai stipresni, ryškesni, jie sugula į emocinę atmintį. Ir net suaugusio gyvenime, jeigu yra stiprus kažkoks įvykis, kad ir mirtis gali būti, ten lieka emocija dažniausiai. Ir tą emocinę atmintį mes galime sugrįžti ir ten mes ją galime pakeisti. Bet kaip jūs įvedate žmogų į hipnozės būseną? Įtaigumo savo dėka. Ir jeigu mes kiekvienas esame savo įtaigus, tai galima net pasitikrinti. Yra toks pratimas, kad pažvelgi į viršų, į kažkokį tašką įsivaizduojamą arba į savo antakius ir tada tuo pačiu užmerki vokus. Ir žiūri į viršų ir užmerki vokus ir jauti, kaip tavo akis pradeda drebėti, tavo akių vokai pradeda drebėti. Tai rodo, kad tu esi įtaigus savo. Ar mes visi galime nueiti į hipnozę, ar mes visi galime būti savo įtaigus? Tai tikrai taip. Tik vieni žmonės būna labiau įtaigus, kiti mažiau. Jeigu toks pavyzdys, tai pavyzdžiui, jūs, Daiva, pastatėt mašiną, kažkur. Ir dabar, jeigu paklausčiau, kur jūsų mašina, jūs iškart pradėtumėt galvoti, va ten už to kampo, ten kažkur prie medžio ir panašiai. Tai iš karto gimsta vaizdas. Ir hipnoterapijoje, tai yra vaizdinių terapija, hipnozė. Ir tie vaizdiniai ateina, tik jie ateina iš to laikotarpio, pagal kurį yra klausimas. Taigi jūs išsikviečiat vaizdinius iš praeities? Žmonės prisimena, eina prisiminimais ir dėmesingumas į klausimą nuveda jį į tuos prisiminimus, kuriuose jis kaip vaikas priėmė sprendimą. Ir kodėl tai daroma iš hipnozės būsenos? Todėl, kad jeigu mes dabar kalbėtume, pavyzdžiui, išsiskyrė jūsų tėvai, pavyzdžiui, jums buvo ten kokie 5 metai, tai dabar jūs į tai galit pažiūrėti, jeigu iš proto žiūrint, tai galima pagalvoti, bet jie nesugyveno, jų buvo skirtingi charakteriai ir panašiai, bet jeigu mes nueiname į vaiko būseną, į tą emocinę pasiekiamą būseną, kai tau buvo 5 metai, tai ten yra visai kitas suvokimas likęs. Ten galbūt suvokimas likęs, kad taip, čia aš kaltas, kad jie išsiskyrė. Ir tas kaltės jausmas gali būti vėliau adaptuotis į kitas formas ir gyvenime įnešti ir nepasitikėjimo, ir menką savivertę ir panašiai. Bet pas jūs gali ateiti žmogus, kuris turi nerimas, tarkime, ar, sakykime, nerimą, ar netekties skausmą, ir tai dalykai visai nesusiję su vaikyste, o su ką tik įvykusi, tarkime, netektimi. Taip. Kaip tada, kur sugrįžtama į tą momentą, kai aš sužinojau, kad netekau artimo? Toks įdomus paradoksalus atvejis, kad žmonės, kurie ateina su netektimi,
Jie, žinoma, jie neateina, kai netektis tik ar ne, tik įvyko. Tai vis tiek ateina dažniausiai, kai jisai jau yra 4., 5., sakysime, toje gedėjimo stadijoje, kai jisai jau eina iš skausmo, nori išlipti iš skausmo ir eiti į susitaikymą. Ir jam dažnai toje vietoje jisai užstringa, neišlipa iš skausmo. Tai hipnoterapija, kaip ir minėjau, toks paradoksalus dalykas, kad kai tu vedi jį, pagrindinis faktorius yra skausmas. Ir kai žmogus vedamas skausmo eina ieškoti priežasčių, dažnai jisai nesustoja ties to momentu. Dažnai jisai nueina į kitus momentus, kurie yra susijęs su skausmu. Jeigu jisai sustoja tame momente, tai taip mes irgi tada žiūrime, ar tas skausmas, kurį jis dabar dar nešiojasi, ar jis jam padeda, ar jis jam gyvenime galbūt jau metas jį paleisti, ar ne, ir eiti į kitą jausmą, kuris padėtų ir jam, ir tam, kuris išėjo. Greičiausiai to ir norisi. Ir toje būsenoje, hipnozės būsenoje žmogus yra labai dėmesingas ir jo suvokimai yra gilesni. Jis aiškiau viską suvokia, pasveria ir hipnozės būsenoje mes dar taikome ir įvairias schemų terapiją, kur žmogus padaro labai gilę savo gyvenimo analizę, atveju analizę ir tada jisai keičia savo, jisai perrašo tą emocinę patirtį. Schemų terapija irgi skamba labai paslaptingai. Kas tai yra? Kokios tos schemos būna? Hipnoterapijoje yra daug metodų hipnoterapijos, kaip ir turbūt kiekvienos terapijos. Tai schemos arba taikomi yra NLP kartais elementai. Schemos padeda žmonėms analizuoti tas situacijas, kurios yra priežastis jo jaučiamos būsenos, jo pojūčio. NLP elementai tai yra? NLP elementai tai irgi yra coachingo elementai, kurie padeda žmogui tai padaryti analizę. Toje analizėje žmogus suvokia, kad tas jausmas, kurį jisai išgyveno kaip mažas vaikas ir kur jis priėmė tokį sprendimą, suvokia taip situaciją, kad galbūt jisai yra kaltas, sakysim, dėl tėvų skyrybų. Tai jisai dabar, žiūrėdamas iš suaugusio pozicijos, jis paleidžia tą vaikystės, jis perrašo tą vaikystės emociją į tokią, kokią jisai nori dabar. Ir pokytį mes užfiksuojam. Jau trečia dalis tai yra apie pokytį. Žmogus įsivaizduoja savo pokytį, save pokytyje ir yra įrašoma meditacija, vadinu, arba įrašas, kuris padeda jam, jo protui suvokti, kad dabar yra taip. Dabar ką šiuo atveju jūs vadinate įrašu? Įrašas tai yra iki 15 minučių meditatyvus įrašas, kurio metu, jisai vyksta terapijos metu, žmogus vedamas į atsipalaidavimą ir jam kalbama apie jo rezultatą, apie jo pokytį, minimas jo vardas ir jo įsivaizduojamas pokytis. Tai yra, kaip minėjau, tokia meditacija, vadinu meditacija pokyčiui, ir žmogus jos klausosi mažiausiai 3 savaitės. Grįžęs namo? Kiekvieną dieną? Kiekvieną dieną prieš miegą arba pabudęs, galima ir pietų metu, tiesiog tik tai jisai turi rasti vietą, kad atsipalaiduotų ir išklausytų. Ta tekstą įrašote jūs, ar jis pats? Aš įrašau. Jūs įrašote? Taip, aš įrašau. Jisai klauso teksto, kuriame situacija, apie jį, kuri buvo komplikuota anksčiau, dabar yra jau kitokia. Taip. Kitaip nupasakojama. Ir kad ta kitaip jau sudėliota, sukomponuota situacija turi pakeisti tą nemalonėje, kuri buvo priežastimi. Taip.
Bet prieš tai, na, kaip ir minėjau, terapijos metu tą situaciją jis pats suvokia ir jis ją pakeičia. Tik aš dar kartą jam užfiksuoju viską, dar kartą įžodinu ir protas mūsų mokosi per pasikartojimus. Jam tai turi būti, na, pažįstama, taip sakysim. Ir ta nauja situacija per kartojimą, per ilgalaikį kartojimą, protas ją priima. Jis priima tą pokytį priima kaip jam reikalinga. Ir iš tikrųjų tai padeda? Taip. Ir pokyčiai, jie ateina 3 būdais. Kartais būna taip, kad žmogus atsikelia iš šitos kėdės ir jis jau visiškai kitaip jaučiasi. Ypač jeigu yra simptomatika kūne ir pokyčiai įvyksta tikrai labai greitai. Kitiems reikia šiek tiek laiko. Įrašas yra, gal sakyčiau, 20-30% sėkmės pokyčiui, vedantis į pokytį. 30%, 20% rezultatui padedantis. Žmogus kartais jaučia iš karto, kartais reikia šiek tiek laiko, o kartais yra taip, ypač su vaikais dirbant, kad jie sako, ne, aš nejaučiu jokio pokyčio, bet tėvai pokytį tiesiog mato akivaizdžiai. Jūs nekartą dabar pakartojate, vaikai. Jūs su vaikais daugiau dirbate negu su suaugusiais? Gal, sakyčiau, koks 30% su vaikais ir 70% su suaugusiais. Milda, ar nepavojinga? Nardant po tą praeitį ir prisiliečiant prie tos emocinės atminties, ar negalima, kad ir netyčia pakenkt? O gal jūs neteisingai suprasit poreikį žmogaus? Ir neteisingai supratusi, lygiai taip pat padėsit jam, nežinau, priimti, įsisąmoninti neteisingą naują tiesą. Negali tai būti? Tikrai negali, nes pats žmogus priima pokytį. Pats žmogus suvokia, kad jis taip nebenori jaustis arba nori jaustis. Bet vaikas gal dar net nesuvokia. O vaikų dažnai ateina, problemos yra fobijos įvairios, arba ten, sakysim, šlapinimas į lovą, jeigu įpročiai, tai ten piršto čiulpimas, paaugliai jau turi jau kitaip, vaikai dažniausiai rodo per elgesį, per elgesį, per agresyvų elgesį, ten tėvų, sakysim, konfliktiškos situacijos ar skyrybos jam įneša nerimo. Ir vaikui užtenka pokalbio, jis jau yra hipnozės būsenoje ir naujo suvokimo, kad jis yra svarbus, jis yra mylimas, jis yra, kad nepaisant to, kad vyksta ten, sakysim, konfliktas šeimoje ar panašiai. Ir jie patys įsivardyja, ar jis jaučiasi nesvarbus, ar jis jaučiasi nemylimas, ar sesė labiau myli ar broli. Jie labai aiškiai ir greit viską įsivardyja. Dar kartą patikslinkim. Hipnozė šiuo atveju nėra transo būsena. Tai yra lyg koncentracija į tam tikrą konkretų klausimą. Tai yra transo būsena, bet ji yra lengva transo būsena. Yra 4 transo būsenos dalis, tai yra beta būsena, kai mes esame aktyvūs, tai yra ne transo būsena. Tada yra alfa, teta būsena, tai hipnoterapijos metu šitos būsenos 2 gali būti šiek mažiau gili ar gilesnė. Ir delta būsena yra miego būsena. Tai miegas, jis yra, kaip sakyčiau, hipnozės brolis ar sesė, nes ten yra dar gilesnė būsena, kur mums jau sudėtinga kontroliuoti. Miegas gal, kaip sako, pasąmonės, mes esam savo pasąmonėje, bet jis yra kaip pasąmonės trintukas. Tai jis į tas sudėtingas situacijas įvairias, jis tai mums tenai šiek tiek. Bet vis tiek, ar nesame čia tokio kažkokio, vėlgi to pavojaus. Labai turėti pasitikėti žmogumi, labai turiu pasitikėti hipnoterapeutu, kad ateitum su kažkokia labai tokia dvasinė problema, ar ne? Ir leistum hipnoterapeutui tave užmigdyti ir šnekėtis kažkaip su tavim, kai tu pats net nelabai gal ir supranti, ką tu kalbi. Ne, viską supranti, nes tu darai analizę. Tiesiog yra šiek tiek atsipalaidavęs kūnas ir nereikia naudoti energijos, tavo visa energija eina į koncentraciją pagal klausimą.
ir tu tiesiog analizuoji savo gyvenimo momentus. Yra žmonių, kurie patyrė, na, sakykime, sunkesnės traumas, gali būti prievarta ar ten koks tvirkinimas, kur tikrai sudėtingesnė, ne? Ir žmogus net neatsimena, nes pasąmonė yra jam užblokavusi šitos momentus. Yra, kurie atsimena. Ir jeigu žmogus atsimena ir sako, aš tikrai nenoriu ten grįžti, tai yra einama per disociaciją, per atstumą. Žmogus į save žiūri tarsi žiūrėtų kino filmą, arba galima net dar žiūrėti į save dar žiūrinti kino filmą, tai dvigubai disocijuotis ir tokiu būdu vis tiek prieiti prie to skausmo ar įtampos, kuri likusi yra tenai. Ar esate susidūrę su tokia problema, kurios jums nepavyko išspręsti? Ar tiesiog, nežinau, žmogus negalėjo panirti transą, nežinau, ar aš teisingai išsireiškiu, nepykit. Ar jis tiesiog neimlus tas pacientas, tarkime, buvo. Ar tiesiog problema buvo per didelė jums pačiai, kad ją išspręst? Yra buvę taip, kad tarsi mums nepavyko prieiti prie tos problemos, nes protas labai buvo aktyvus ir žmogus, kažkaip toks atrodo, kad lyg ir pasiruošęs, lyg ir norėtų savo padėti, bet nepavyko mums. Tai turiu vieną atvejį ir būna taip, kad žmonės labai greit, vieną kartą nepavyko, dar sakysim, neatėjo pokytis, jis sako, ne, man netinka šitas metodas. Jis jau atmeta. Jisai atmeta. Yra buvę taip, bet turbūt 98% žmonių tikrai eina į pokytį. Ir kiek kartų jums reikia susitikti su žmogumi, priklauso nuo problemos? Priklauso nuo problemos ir jau po pirmo susitikimo kažkaip jauti, kad dar reikėtų. Tai būna, kad jeigu problema siaura, sakykime, baimė skristi lėktuvu, arba baimė aukščio didelio, ar kažkokia tokia, kaip sakau, siauresnė problema, tai užtenka tikrai vieno. Jeigu platesnė, jeigu žmogus tikrai turintis depresiją ir ten dar visokių kitokių dalykų, tai tada darome 2-3 susitikimus. Kaip galėtumėt paaiškinti vis tik tai, kuo skiriasi psichoterapija, psichoanalizė nuo hipnoterapijos? Kad aš girdžiu, kad jūs irgi, tarkime, nagrinėjate praeitį, sugrįžtat į vaikystės momentus. Ta pati daro ir psichoanalitikai, manau. Kuo tai skiriasi? Ar tai yra tas pats, tik jūs turite daugiau elementų, kuriuos naudojat? Hipnoterapija tai tas elementas, kuris yra tikrai vedantis į greitą pokytį, tai yra hipnozė. Būtent joje žmogus ne tik suvokia tuos momentus, kurie trukdo ir kurie dabar jo gyvenime yra, bet jis į juos ir keičia. Juos keičia ir dar gauna tą užtvirtinimą, patvirtinimą, sakysim, apie pokytį. Tai turbūt tas čia ir yra skirtumas. Ir todėl hipnozė kartais į pokytį veda gan greitai. Iš tikrųjų, žmonės, kurie ryžtasi psichoanalizai, man atrodo, jie galite metus vaikščioti pas psichoanalitiką, tiesa? Taip, būna nemažai žmonių, kurie ateina ir sako, taip, aš vaikščiau, man padėjo, bet jaučiu, kad dar kažkas man yra ir dar kažkokio momento aš niekaip negaliu išsispręsti gyvenime. Ir tada jis jau būna labai motyvuotas ir net žino, aiškiai gali įsivardyti klausimą, tai toks žmogus tikrai randa atsakymą ir išeina su pokyčiu. Ar būna atvirkštinis kelias, kad, tarkime, ateina pas jūs žmogus su tokia problema, kurią jūs išklausius ir susitikus vieną kitą kartą, jūs jį nukreipiat pas psichoanalitiką arba pas psichoterapeutą ar psichiatrą, jeigu tai yra sudėtinga depresija? Tikrai yra buvę ir
mama kreipėsi dėl dukros, kuri suaugusi ir tikrai turinti stipriai išreikštą depresiją, bet tiesiog atsisakė vartoti vaistus, pati nusprendė, kad ir po susitikimo vieno aš supratau, kad jinai, čia reikia tikrai medikamentinio gydymo ir vėliau, galbūt, kai ji jau galės tokiu būdu šiek tiek prislopinti savo, susilpninti savo simptomatiką, kuri dabar ją visiškai neleidžia gyventi jai, tai tuomet mes galėsime ieškoti priežasčių. Ir taip, ir aš buvau tas žmogus, kuriuo ji patikėjo. Ir tai buvo toks irgi sėkmės momentas. Aš galvoju, kad kažkas tą ligoniuką, kuris išeina iš jūsų ir dar išsineša jūsų, tarkime, įrašą, apie kurį mes kalbėjome, kažkas jį turi prižiūrėti, o gal jis nenori visai klausytis to įrašo. Tai tada viskas dingsta pagrindinis, čia vaistas šiuo atveju. Taip. Tas įrašas, kuriame yra pozityvios įtaigos ir apie jį patį yra labai svarbu. Ir jeigu žmogus ateina motyvuotas pokyčiui, jisai vis tik klauso. Jisai klauso, jam yra svarbu pokytis. Dažnai jau ateina žmonės, kurie tikrai ieško pokyčių. Įtaigos yra, suvokimas, koks tu esi, sau yra labai svarbus. Ir savo protą mes galime treniruoti kasdieną, žiūrėdami į veidrodį ir sakydami, taip, aš esu pakankama, aš esu graži, aš esu tinkama, aš myliu save. Ir tokiu būdu protas irgi gauna žinutę. Iš pradžių galbūt jisai prieštaraus, iš pradžių galbūt nesutiks. Bet aš galiu ir rašyti, kad pati patikėčiau. Kartuosiu tol, kol patikėsiu. Taip. Ir savo paties įrašas jis labai padeda. Yra savihipnozė. Tai vėl čia technika, kurią mes galim irgi išmokti ir padėti sau, bet savihipnozė dažniausiai mes padėti sau galime, kai turime labai tokią aiškę ir konkrečią užduotį. Ne tai, kad jaučiame baimės, nerimą, bet tokią trumpą, pavyzdžiui, prieš susitikimą. Arba aš ten turiu daug padaryti dalykų, bet kažkaip save stabdau, blaškausi, negaliu susikaupti, tai savihipnozės pagalba galima sau padėti. Dabar aš norėčiau paklausti štai ko. Iš tikrųjų, socialiniuose tinkluose aš mačiau ne vieną skelbimą arba siūlymą atnešti savo baimės, savo priklausomybės ir kaip mes jų perrašysim atmintį. Iš tikrųjų, tas pasakymas jis truputėlį gąsdina. Ar gali būti, kad ne visi specialistai yra specialistai? Čia turbūt kaip ir visur, reikia pasižiūrėti, ar ne? Ateina žmonės įvairiais keliais, ateina per rekomendacijas, nes jų draugai, pažįstami ir šeimos nariai jau tikrai gavo tą teigiamą rezultatą. Pasižiūrėti vis tik, kokią mokyklą baigęs tas specialistas, ar 2 savaičių kursą tik, ar jis baigęs rimtą mokyklą, kuri yra patentuota, kuri yra oficiali. Tai irgi svarbu ir pasirinkimas dabar didelis kaip ir visur ir čia, manau, ir sunku išsirinkti. Bet labai baisu yra suklysti iš tikrųjų. Galima ir mes kalbam apie labai jautrius dalykus. Tiesą sakant, ir pas gydytoją, jeigu einam savo bėdos kažkokios gydyti fizinės, mes tengiamės rekomendacijas gauti, išgirsti, komentarus skaitome vėlgi socialiniuose tinkluose, internete, atsiliepimus skaitome, nes nenorim rizikuoti savo kūnu, o čia kalbam apie tokius jautrius dalykus. Taip, bet čia kaip ir einat pas psichologą ar psichiatrą, pats žmogus priima visus sprendimus santykėje su savimi ir santykėje su kaita, kurios jis norėtų, kurią jisai nori pajusti savyje ir kuri vėliau jį veda į pokytį, padedant dar teigiamoms įtaigoms. Ačiū Jums, Milda, iš tikrųjų truputėlį paaiškėjo, kas yra hipnoterapija, bet turbūt visai aišku taptų tuo atveju, jeigu aš ateičiau kaip pacientė. Ir tada galėčiau išgyventi visą seansą,
pagalvosiu. Ačiū labai dar kartą.